Penių piešiniai yra visur ir taip jau tūkstančius metų. Štai vyriškas pasidžiavimas rū piešiniuose, falai romėnų grindinyje, varpo medžiai viduramžių rankraščiuose. Yra net pimpulo piešinys mėnulyje. Per visą istoriją žmonės negalėjo atsispirti norui pripaišyti penių. Trumpa ta istorija ir galimi paaiškinimai. Seniausiams peniams rū piešiniuose yra iki 22 000 metų. Kūriniuose randam nuogus vyrukus ar sekso scenas, bet jų pasitaikė ir tiesiog vienišų penių piešinių bei skulptūrų. Pagrindinės interpretacijos yra apie ritualinę paskirtį. Nors kita vertus, archeologai beveik viską tam priskiria. Pavyzdžiui, štai šis gana mįslingas. Kodėl šis vyrukas nutrenktas bizono yra su erekcija? Turbūt niekada nesužinosim. Įdomi versija, kad keli iš jų galėjo būti ir urologinių ligų dokumentacija, nes šiame galimai vaizduojama užstrigusi apyvarpė. Kita vertus įtariama, kad skulptūrėlės buvo tiesiog pirmieji vibratoriai. Nors yra ir man netokių įtikinamų atvejų. Pavyzdžiui, štai čia atrodo, kad tiesiog pats mokslininkas markeriu ant akmens nupaišė ir užskaitė kaip atradimą. O jei nori šiandien atsilikti nuo savo protėvių, o pats piešti tingi, visada gali pasipuošti tokiu maišeliu. Kartu aplankyti lytinio ugdymo kanalą Pasišnekam, Instagrame ar TikTok. Ten kartu ir sužinoti daug naudingų faktų apie penius. Vidutinis varpos ilgis pasaulyje yra apie 13,5 cm, o Lietuvoje 14. Pastebėta, kad dažniausiai vyrui žymiai labiau rūpi jo varpos dydis negu jo partneriai. Jei akmens amžiuje tai buvo tik preliudija, tai modernė apipaišymo tradicija išvystė antikiniai graikai. Prie šios žavios 5 amžiuje prieš mūsų eros sukurtos graviūros yra ir prierašas. Nikastimas čia turėjo santykių su Timiona, nesąstanti romantika. Neatsiliko ir romėnai. Šalia šios 3 amžiaus falo graviūros yra prierašas skelbiantis, kad sekundinus yra šūdžius. Čia turbūt tam, kad koks ateities istorikas nepritemptų iliustracijos prie vaisingumo šventės minėjimo. Iš tiesų romėnai buvo apsėsti falo simboliu. Pompėjui galima rasti falus ant grindinio, daugybę sparnuotų penių juvelyrikos. Jie buvo naudojami kaip amuletai, simbolizuojantis vyrišką jėgą, atsinaujinimą. Taip pat apsaugą nuo blogio akies. Randamas motyvas, kaip ejakuliacija šauna į akį. Nepraleido progos nupiešti varpą ir viduramžiais. Yra ir moteris skraidanti ant penio monstro ir vienišas falas paraštėje. Tačiau turbūt netikėčiausi yra šie vis pasikartojantis penių medžiai. Pavyzdžiui, 13 amžiuje nutapyta 5 metrų aukščio freska vaizduojanti medį, ant kurio auga peniai, o viena moteris juos kaip vaisius nori nudaužti pagaliu. Panašiai kaip ir 14 amžiaus rankraštyje matomas vienuolės skinančios falus ir dedančius po savo rūbais. Ar 15 amžiaus graviūroje falus skinanti moteris. Ką visą tai reiškia? Viena iš interpretacijų, kad tai tiesiog užuomina į seksą kaip kasdienybės dalį. Užrašas prie vienuolių skelbia, kad neverta priešintis gamtos šauksmui, net ir šventojo gyvenimas neapsaugos. Kita versija, kad tai pašiepiama ir tyčiamas iš rodomų vienuolių. Taip pat galimi ryšiai jau su minėtų romėnų falo kultų ir vaisingumo simboliais. Nors romėnai medžio ir nepaišydavo. Tamsesnis motyvas būtų siejamas su raganystėmis. Raganų kūje yra minimas nutikimas, kaip raganos pavogė apie 20 penių ir juos sukėlė į paukščio lizdą medyje. Jie beje ten vis dar rangėsi, o jo netekęs vyrukas lipo į tą medį savo atsiimti. Sugalvojo jis pasimti beje didžiausią rastą, bet raganos to neleido, mat jis priklausė jų parapijos kunigui. Kartu dar ir katės pasirodo pavogdavo neištikimų vyrų penius. Jau nebežinau, kas labiau gąsdintų gyvenant viduramžiais – maras, karas ar raganystės. Humoras beje ir toliau buvo dažnas motyvas. Štai Rafaelis 16 amžiaus savo Farnesino vilos freskoje visai nesubtiliai sukomponavo daržovės ir vaisius. To pačio amžiaus Urbinė lėkštė vaizduoja galvą su užrašu. Visi mane žiūri, lyg būčiau bibegalvis. Nenorėčiau šio žmogaus išeisti, bet jo gal išties šiek tiek tai primena. Vėlesnėje meno istorijoje kelis sekančius šimtmečius atrodė viskas buvo kiek ramiau. Peniai pagrinde pasirodo karikatūrose, pavyzdžiui, 19 amžiaus piešiniuose, kur mergina puola peniagalvė žąsis ar moteris vargstanti ant savo nugaros, tempdama viso pasaulio problemas. Galiausiai kulminacija buvo pasiekta 60-aisiais, kur peniai buvo visur. Čia ir seksualinė revoliucija davė savo ir cenzūros mažėjimas. Kai kurie peniai smarkiai ėjo į pop kultūrą, kaip kad Herman Macking skulptūra panaudota prisukame apelsine. Bet didžiausias aukštumas pasiekė penio piešinys atsidūręs mėnulyje. 1969 metais su Apollo 12 misija į mėnulį buvo nugabenta keraminė plytelė su menininkų darbais. Prie šio istorinio įvykio kažkodėl pakvietė prisidėti ir Andy Warhol, kuris nepasikuklino ir nupiešė penį. Beje, ilgai spaudoje pristatant visą idėją, šitą piešinuką slėpdavo pirštu, bet jis visgi nukeliavo. O žemėje penis vis dar yra populiariausia sąsiuvinių iliustracija ir dažnas grafičio personažas. Sunku net apglėbti visus šiuos tūkstantmetės tradicijos palaikytojus. Porą vertų paminėjimų. Vengsi Anglijoje savo nedviprasmiškas išraiškos priemonės pasitelkė atkreipti dėmesį į miesto infrastruktūros trūkumus. Kitaip tariant, paišo penius ant asfalto duobių.
Rory McKinnon nutapęs didžiulį penį ant savo tėvų namų stogo, kas beje labai susišaukia su šio dokumentinio filmo siužetu. Yra penis matomas iš kosmoso. Taip pat yra judėjimas išbėgioti penio formą, atkreipiant dėmesį į sėklidžių vėžio prevenciją. Žaidimai kaip vieta, kur atskleidžia geriausios žmonių savybės, nenusileidžia ir čia. Žaidimų dizaineris Jeff Freeman sugalvojo sąvoką Time to Cock, matuojančią, kiek laiko žmonės užtrunka, naudodami žaidimo kūrybinius įrankius nupiešti penį. Taip pat mano pasakojime pagrindinė omeny turėta buvo vakarų kultūra. Net ir dabar penio piešiniai nėra universaliai suprantami kaip humoras ar vandalizmas. Butane tai dažnas namų dekoro elementas. Tai siejama su 15-16 amžiaus šventojo Drupka Kulniai kultu. Jis pasižymėjo neįprastais budistiniais mokymais ir prieštaravimu socialiniam normom dėl seksualumo ar svaiginimosi. Jis paišydavo penius ant pastatų, vadinant juos degančius išminties žaibo blyksniu. Tokio dar negirdėjau ir reikia pasiskolinti, siekiant, kad jie atbaidytų piktąsias dvasias. O šis paprotys liko iki šiandien. Tai kodėl visiems tai patinka juos paišyti? Čia špagas sukryžiuoja ir tabų laužimas, humoras, statuso rodymas. Sunku pabėgti nuo freudiškos interpretacijos. Pasak jos, kastracija yra visų turima baimė. Kai neteksi penio ir visi apie tai sužinos, tai tada imamasi falą kaip galios simbolį, nuolat visiems piršti, įrodinėjant savo ir kitiems, kad tu jį vis dar turi ir neprarandi jėgų, potencijos bei galios. Yra ir revoliucinių paaiškinimų, kad gyvūnai taip pat dažnai mėgsta rodyti savo penius kaip galios simbolį, arba mušdamiesi patinai pirmiausia juos taiko. Paaugliam tai siejama su smalsumu, kūno pokyčių supratimu, padeda įsiaiškinti, kas yra normalu, o kas ne. Be abejo, savaime aišku, kad penį yra universaliai juokinga. Kaip tai paaiškinti? Humoro modelių yra daugybė, bet vienas čia ypač pasitarnautų iš straipsnio Benign Violations. Įprastai, moralinių normų peržengimas sukelia neigiamas emocijas. Tačiau jei tas peržengimas yra švelnus, tai gali sukelti juoką. Tam reikia, kad nusižengimas būtų nežymus, žmogus nebūtų stipriai prisirišęs prie pažeistos normos ir tai atrodytų psichologiškai tolima. Penio piešiniai puikiausiai šios kriterijus atitinka. Nors ir yra normos prieš nuogybės viešai, stilizuotas piešinys netrodo grėsmingai, kadangi jis toks populiarus ir daugelis yra jį piešę, bent jau ne viešai, dėl to žmonės neįsižeidžia. Plius tai dažnai netrodo kaip esminis puolimas. Aišku, jį nupiešta ant tavo automobilio ir veido. O galiausiai, turbūt ir dėl to, kad net ir norėdami žmonės sunkiai nupieštų vulvą, nes jos anatomija daugeliui nėra iki galo žinoma.